Sveiki! Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas. Dėl gyvenimo įgūdžio ugdymo privalomos programos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 dienos įsakymu nuo šių mokslo metų mokyklose įvedama privaloma gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka. Šios programos rengime prigimtinių šeimų ir tėvų teisės atstovaujančios organizacijos dalyvauti neturėjo galimybės. Tarp ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų lėšomis ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros parengtų gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų autorių vienintelė lytiškumo specialistė yra VŠI edukacijos ir įvairovės namai vadovė Lina Januškevičiūtė. Ši organizacija atvirai propaguoja genderizmo ir LGBT ideologijos diegimą mokyklose ir yra pagarsėjusi dėl skandalingų lytinio švietimo pamokų Baisiogaloje, Plungės rajone ir kitur, sukėlusių masinį tėvų pasipriešinimą. Šiose rekomendacijose pateikiamos metodinės medžiagos, kuria būtina vadovautis. Autoriai lytiškumo klausimais nurodomos vien tik LGBT ir genderizmo ideologiją propaguojančios organizacijos, tai yra ta pati VŠI edukacijos ir įvairovės namai, VŠI ugdymo meistrai, lygių galimybių plėtros centras, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, nacionalinė LGBT teisų organizacija, Lietuvos žmogaus teisų centras, leidinys lygybės laboratorija saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas, portalas Visų reikalas, vadovas Įvairi vaikystė keičiant socialinės nuostatas apie vaikų tapatumą įvairovę Europoje ir VŠI Lions Quest Lietuva. Prigimtinių šeimų ir tėvų organizacijų ar jų dokumentų šiuose rekomendacijose nenurodoma nei vieno. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, kad šioje programoje lytiškumo ugdymas bus vykdomas pagal LGBT, translytiškumo ir genderizmo ideologinės nuostatas. Todėl vykdant gyvenimo įgūdžių ugdymo programą bus pažeidžiamas Konstitucijos 26 straipsnio dalis, kuria garantuojama nevaržoma tėvų ir globėjų teisė rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktų nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Šeimų ir tėvų teisės dalyvauti parenkant ar prireikus parinkti vaikų ugdymo programą ir turinį aiškiai apibrėžtos. Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o taip pat ir Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių deklaracijoje. Šeimos stiprinimo įstatymo 4 straipsnis savivaldybių institucijas įpareigoja užtikrinti visaverčius šeimų funkcionavimo sąlygas, įgyvendint prokreacinės ugdymo ir socializacijos funkcijas, kurti šeimai palankę aplinką, apimančią švietimo ir vaikų ugdymo sritis. Visas šias tėvų ir šeimų teisės, teisėtus interesus ir įstatymus bei Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ir jos vykdymo metodinės rekomendacijos pažeidžia. Be to šiai programai kvalifikuoti mokytojai dar nėra apmokyti. Mokytojų rengimo programos ir jų turinys visuomeniai ir tėvams nėra žinomi. Lietuvos šeimų sąjūdis pirma, reikalauja Lietuvos Respublikos prezidento, Seimo ir vyriausybės nedelsiant atšaukti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 dienos įsakymo, punkto galiojimą ir gyvenimo įgūdžių programos vykdymą. Antra, pareiškia, kad gyvenimo įgūdžių programa gali būti diegiama mokyklose tik įgyvendinus šias būtinas sąlygas.
Pirma, surengus švietimo, sporto ir mokslo ministerijoje viešas visuomeniai diskusijas su prigimtinių šeimų ir tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis dėl programos turinio. Antra, parengus ir paskelbus visuomeniai gyvenimo įgūdžių ugdymo programos mokytojų rengimo metodiką, rekomendacijas ir konkretų galutinį privalomą mokiniams pateikti lytiškumo pamokų turinį. Trečia, atskyrus gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje lytiškumo ir kitus klausimus į atskiras pamokas, kurių mokymas turi būti privalomai suderintas su mokyklos tėvų bendruomenė. Ketvirta, abi šias įgūdžių ugdymo programos dalis įvedant mokyklose kaip neprivalomas laisvai pasirenkamas programas. Lietuvos šeimų sąjūdis. Mes privalome padaryti tai, kad Lietuvoje veiktų konstitucija ir nebūtų priimti jokių ministrų įsakymais patvirtinti kažkokie nutarimai, programos ar direktyvos. Visi, bet kokie įsakymai ar programos turi atitikti Lietuvos Respublikos konstituciją, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo poveikio įstatymo nuostatas ir negali prieštarauti tėvų teisei pagal savo įsitikinimus auklėti, ugdyti ir mokyti savo vaikus. Lietuvos šeimų sąjūdis.